Profesorė Vanda Zaborskaitė savo tikrojo tėvo Jurgio Šurkaus niekada nėra mačiusi. Jis mirė geras mėnuo iki jai gimstant, palaidotas Rusijoje. Autobiografijos rankraštyje profesorė vaizdingai aprašo savo mamos, tada dar jaunos merginos Kamilės Verbeckaitės kelionę į Rusijos miestą Čitą, Užbaikalė, gyvenimą ten, ištekėjimą ir sudėtingą grįžimą į Lietuvą. Iš Čitos išvažiavo 3, rašo profesorė. Mama, tėvas, močiutė. Revoliucijos ir pilietinio karo nualintoje Rusijoje siautėjo dėmėtoji šiltinė. Mama labai saugojosi, plaudavo vagono grindis, prašė močiutės niekur nevaikščioti. Bet ši neiškęsdavo, nueidavo pas kitas moteris pasišnekučiuoti ir turbūt taip atsinešė utėlę. Mama pamatė ją ropojančią per tėvo drabužį, tai ir buvo matyti lemtingoji. Susirgo tėvas, močiutė, abu mirė 1922 lapkričio 19. Abu palaidoti Rusijoje Sebeže, netoli Latvijos sienos, kur tada stovėjo traukinys. Jauna nėščia našlė nulydėjo 2 karstus į kapines. Citatos pabaiga. Keistas sutapimas, kad ir jos tėvelis, tai profesorė vadino ją įsidukrinusi ir užauginusi Juozą Zaborską, mirė baisiomis sąlygomis. Citata. Tuoj po karo buvome iš namų iškraustyti, baldai ir beveik visi daiktai pradingo. Tėvelis mirė 44 lapkritį ant Šiaudų guolio. Jis dar matė suniokotus savo namus, taip rūpestingai puoselėtus gėlynus ir sodą. Mama, Kamilė Verbeckaitė Šurkienė Zaborskienė. Simpatinga linksma mergina tėvo neteko būdama 13. Grafas Tiškevičius, pas kurį ūkvedžiu dirbo Jonas Verbickas, nepaliko jo šeimos likimo valiai. Mama 13 metų, rašo profesorė, paskyrė pieninės vedėją. Dramatiškas profesorės mamos kaip moters likimas. Palaidojo abu sutuoktinius, gerokai už save vyresnius vyrus. Pirmagimis sūnelis Kęstutis gimęs Čitoje susirgo vidurių šiltinė ir mažas mirė. Dukra Vanda Kamilė, toks antrasis profesorės vardas, vaikystėje susirgo poliomielitu ir visą gyvenimą kantriai su šia liga gyveno. Su antruoju vyru Kamilės Zaborskienė susilauktas sūnelis Jonukas irgi nebuvo visai sveikas. Bet gyvenimu jį regis nesiskundė. 53 iš Panevėžio persikėlė į Vilnių, o nuo 64 apsigyveno pas dukrą Vandą ir gyveno drauge iki savo mirties. Nedideliame profesorės kooperatinėme butelėje Antakalny kartu gyveno ir brolis Jonukas. Vanda Zaborskaitė, kaip per laidotuvės prisiminė viso gyvenimo bičiulis profesorius Donatas Sauka, niekam nesiskūsdama tyliai jos laugė ir tyliai palaidojo. Taip pat santūriai jie atsisveikino ir su savo vyru Rimantu Vėbra. Susitokė juodu 84-aisiais, jau garbaus amžiaus, profesorė 64, Rimas 53. Interviu dialogui profesorė yra žaismingai pasakojusi apie savo pirmąją ir paskutinėją meilę, apie pirmąją detaliai. Citata. Tai buvo Palangoje. Tada Parko estradoje kiekvieną popietę vykdavo karinio orkestro koncertai. Susižavėjo vienu trimitininku. Jis man darė nepaprastą įspūdį ir dabar jį matau. Vienu metu atliekant kūrinį jis, toks laibas, išbalęs, šviesiai mėlynų akių, aukštas, atsistodavo ir sugrodavo ypatingai gražią melodiją. Negalėdavo atitraukti akių. Kai baigėsi vasara ir reikėjo išvažiuoti, be galo verkiau. Atrodė širdis plyš. Prisimenu, mama lyg ir nežinojo, ką daryti, ar juoktis, ar guosti. Tada man buvo 5. Ir labai taupiai profesorė papasakojo apie paskutinėją meilę.
Na, o paskutinė meilė, kaip ir pirmoji, gana netikėta, sakė ji. Tai vėlyvas ryšys, kartu su Rimantu esame nuo 80-ųjų. Taip kalbėjo ji 98-ais, iki jos vyro mirties buvo telikę metai. Nuo 80-ųjų profesorės namuose atsirado ir Virgilija Stonytė. Taikliau, gražiau ir talpiau už profesorę Viktoriją Daujotytę čia nepasakysi. Negimdė, bet buvo mama. Profesorė širdis buvo atvira, talpi, atlaidi ir drąsi. Jos neišmušdavo iš vėžių jokios situacijos, o jų tikrai būtų labai įvairių, nes jį traukė žmonės. Ir ne vienas, regis tik jos, Vandos Zaborskaitės padedamas, ir ant gyvenimo lyno išsilaikė ir sustiprėjo.